Aš manau, kad šių metų nominacijose yra labai įvairialypė muzika kompozitorių. Įdomus atvejai, kaip pavyzdžiui, filmai sukurtas muzikos albumas išleistas. Taip pat viename filme muzika veikia kaip personažas ir taip susitapatino su filmu, kad jos atrodo net nesigirdėjo gerąja prasme. Kitame filme naudota lietuviška etnografinė eksperimentinė muzika, tai iš tiesų labai skirtingi kompozitorių darbai. Filmui Tu man nieko neprimeni muziką kūrė užsienio kompozitoriai švedai Irija Gmeiner ir Martin Hederos. Kompozitorius Jonas Jurkūnas buvo atsakingas už Sakartvelo ir Lietuvos bendro filmo Pėdsakai muziką. Lietuvis Martynas Bialobžeskis muzikos garsais perteikė itališkos dramos nuotaiką filme Amor. Kompozitorius Mišas Skalskis filme Čiulbanti siela gavo užduotį sujungti folklorą, tradicinį dainavimą ir pasakos motyvą. Nukris nuo grūtų cėdrabni lapeliai, pradings tarp mūsų meiliai žodeliai. Filme Marijos tyla dramatiška muzika dar labiau sustiprina pasakojamą istoriją. Kompozitoriai Paulius Kilbauskas ir Justinas Štaras.